Sveiki atvykę! Šiandien gaminsime štai tokius dalykiukus virtuviai, valgymui aišku čia viskam. Čia gaminsime peilį ir šakutę. Va štai tokius. Čia yra ožio galva ant abiejų. Labai norėjau pabandyti, pamačiau per Pinterestą, man atrodo, kaip padarė. Padaryta ir labai susidomėjau, tai pabandžiau irgi padaryti, visai gan gražiai gavosi. Tai va, tai šiandien gaminsime štai tokius reikmenis. Pradėsim nuo šakutės, baigsim su peiliu. Tai va, tai ką daugiau čia išsakyti, pradėkime. Dabar aš turiu 8 mm apvalų metalą ir kalsime šakutę iš šito. O iš storesnio, nežinau čia koks išmatavimas, bet čia buvo Opelio Astros 2005 spyruoklė. Nusėmiau. Tai va, tai kalsim šitą peilį ir šitą šakutę. Tai pradėsim nuo šakutės, išplosiu pirmą, prapjausiu, pradėsime nuo, kaip ir bandysiu tokį padaryti, kaip ir galvą tos avies. Tai žiūrėkit, papasakosiu. Pirmą išplosim, prapjausim, padarysim tos kaip ir ragus, tada, čia bus kvadratas, biškį iškvadratinti, tada užlenksim, bandysim kalviškai suvyrinti, aš turiu ten to borakso, ar ko ten reikia, nežinau, ten ale su juo nesioksiduoja ir susivyrina. Tai va, tai dabar pirmą išplosim, prapjausim ir padarysim tokius pasukimus kaip ir ant tų ragų, tai pradėkime. Tai kaip ir sakiau, pirmą sukvadratinsim ir išplosiu kiek reikia. Tai štai va jau išplojau, dabar atpjausiu per pusę. Tai va kaip ir prapjau per pusę ir įskėčiau, dabar mums reikės juos šiek tiek dar pasmailinti, pakalti. Ok, tai kaip va jau kaip ir iškaliau, kiek norėjau. Dabar žiūrėkit, dabar šiek tiek mums reikės padaryti užlenkimą ant abiejų pusių ir tada susuksim tą metalą. Ir atrodys kaip ragai. Štai va gavome kaip ir jau tokius kaip ir ragus būsimus. Dabar toliau šiek tiek sukvadratinsiu ir man šiaip aš norėčiau padaryti skylutę, tai nežinau dabar daryti ar vėliau buvo. Jeigu kai užlenksiu bus jau labai sunku padaryti, tai man atrodo dabar skylutę iškalu, bet pirmą dar reikia pakvadratinus skylutę iškalu ir tada jau padarysim tą patį ožį. Dabar kaip ir sakiau, kalsim skylutes. Skylutė tai yra, ne skylutės. Jeigu norite sužinoti, kaip tai daroma, galite pažiūrėti mano video, kurį buvau kėlęs neseniai. Bet pagrindas tai tiesiog paimi kaltą, pasidaręs arba nusipirkęs, įdedi, atsimatuoji ir kali. Svarbiausia lygiai kalti, pavyzdžiui, va čia dar toks smulkus, tai čia labai svarbu lygiai kalti, bo jeigu šiek tiek iš šoną paeisi, bus, kaip matote, pas mane dabar nėra labai kreivai, bet jau kaip matote va į šitą šoną tai painama. Tai svarbiausia kalti lygiai. Ir štai va, iškalėme va štai tokią skylutę. Va štai šitas va daiktas labai šiaip geras, aš jį neseniai pasidariau. Aišku, jisai nėra labai geras pagal mane, bet jisai paėmė tiesiog va su kaltu, jau turėjai kalę skylutę ir pasiėmi su kaltu, va iš čia pasidedi tarp tos skylutės ir iškali tą kaip ir tą metaliuką mažiuką. Jeigu va čia padėtum ant tos didelės skylės, tai sulaužytum tą perlaužtum metalą, susilankstytų, būtų labai blogai. Tai va, tai dabar toliau, manau, reikia man pasižymėti, kas padarė šį darbą ir pradėti jau nuo to pačio ožio. Tai dabar bandysim jau patį ožį daryti, tai paimsiu plaktuką, užlenksiu į šitą pusę, čia bus galva ir manau, blogai padariau, kad aš iškaliau dabar skylutę, bet ta skylutė
bus silpniausia vieta ir gali čia viskas susilankstyti ir nulūžti. Bet gal kažkas gausis, jeigu atsargiai dirbsiu. Tai va, tai dabar pradėsim nuo tos pačios galvos. Kai užbiriam boruksą. Reiktų kažkokią nesąmonę gaunasi, bet jau. Ok. Tai kaip matote, nieko čia nesuvyrinau. Čia tik, nežinau, man atrodo, gal jis ir neturi šlapias būti, bet nežinau. Tai dabar žiūrėkit, eisim prie spaustuvų, įspausim tą ožį ir įkalsim jam akutes, burnytę, pabandysim gal dar nosį, bet nosį nesu tikras. Tai dabar taip ir darom, einam prie spaustuvų. Ok, tai kaip ir sakiau, darom jam veidą. Kaip mato, tokios kaip ir įdomias sakytas padariau. Dabar mums reikės padaryti tą pačią burną. Tai va, jeigu matote, aš nesuprantu, kodėl man taip ta kamera nesufokusuoja. Čia, žodžiu, aš dabar papasakosiu, ant galo viską parodysim, bet čia vis tiek nieks jau nebesikeis. Dabar yra dvi akutės, yra burnytė ir tokias kaip ir nosį padariau. Nežinau, ar matote. Tai dabar vėl eisime prie priekalo ir bandysime šiek tiek paploti. Matėte, čia prasiskėtė viskas. Buvyrint neišėjo. Ir bandysim jau daryti tuos ragus, taip suriesim. Ok, tai dabar žiūrėkite. Pabandysim su plaktuku užlenkti. Žiūrėkit, kaip aš užlenkiau. Įspaustuvus tiesiog įspaudžiau, būtų skylę, šiaip yra problema. Jeigu norite viską, jeigu, pavyzdžiui, neturite spaustuvų ir norite viską su plaktuku, tai pirmą gal nekalkite skylės. Pirmą tą ožį padarykite. Tai dabar šiek tiek aš dar pažiūrėjau, kad akis mane lygios, tai aš dar akis biškį pakalsiu prie spaustuvų. Ir tada jau iš tikrųjų ragus darysime. Kaip ir sakiau, pradėsime rogikius daryti. Ok, tai kaip ir jau gavome tą ožio galvą. Kaip matot, ragai čia. Ir čia skylutė. Tai va, tai dabar pradėsime jau daryti, jau va, aš čia kažkur, nežinau, nupjausiu, dar pasižiūrėsiu. Ir darysim jau tą pačią šakutę, dar padarysim vieną pasukimą ir viskas. Pirmą pradėsime nuo kvadratinimo, padarysim tos pasukimus, tada nupjausim ir padarysim tą pačią šakutę. Ok, kaip ir iškaliau jau su kvadratinau savo norimą ilgį. Šiek tiek dar patiesinsiu. Ir dabar bandysim daryti tuos pasukimus. O štai tokį va pirmą pasukimą gavome, ištiesinti reikia dabar, įkrūtinsiu. Ok, tai va, ištiesinau pasukimus. Dabar pradėsime, jau nupjausiu čia kažkur ir jau pradėsime nuo tos šakutės. Tai va, kaip matote, jau atpjoviau ir praskėčiau. Tai va, pabaigiau, nukaliau 6,5 cm iškaliau. Dabar eisime prie priekalo to rago ir padarysime tos šakutės formą.
Žinau, kada baigė filmuoti, buvo šiaip ant telefono vietos nebebuvo, tai dabar greitai paaiškinsiu, ką aš čia dariau. Nu, aš nežinau, kiek jūs matėte, tai dabar žiūrėkit, aš su priekalo ragu padariau ten tuos užlenkiau ir dabar šiek tiek su repliam taisau. Tai dabar pataisysiu su repliam ir parodysiu, kaip toliau vyks, bet dabar išjungiu kamerą, buvo vietos nebė. Pabaigiam. Šakutė štai padaryta. Dabar papasakosiu, ką dariau, buvo, kaip ir sakiau, vietos neturėjau, atsiprašau, negalėjau filmuoti. Tai dabar, jeigu matėte, tai matėte, kai ant priekalo rago tuos suvariau. Tada dabar žiūrėkit, matot, jisai taip biški palenktas tas, tai palenkiau šakutės, tiesiog įdėjau į tą skylę ir taip su plaktuku biški ir tą, žinot, fizika lenkėsi. Tai va, išgalandau ir į tepalą įkišau. Nu ten labai minimaliai rodžiau, kaip į tepalą įkišau, ten šiek tiek pafilmavau ten gal. Tai va, kaip ir viskas, šakutė pabaigta. Štai va kokia. Šis ožys ir jo ragai, skylutės man šiaip labai patinka, tai aš ant visur skylutės dedu, suprantat, man ant virvutės visą laiką taip gražiau viskas atrodo, taip geriau, man bent jau asmeniškai 2 pasukimai, rodžiau viską čia, šitie, kaip sakant, ir viskas. Tai va, tai dabar pradėsime peilį kalti. Bet jau kaip ir man jau reikės eit namų, tai susitiksime už 2 sekundžių. Taigi sveiki atvykę, šiandien yra kaip ir rytojus, jau užkuriau žaizdrą, metalas jau žaizdrė, pradėsim kalti peilį. Kaip tai ištiesinsiu visų pirma. Ir pradėsiu, jau pločio bus peilio ašmenis jau tas. Ok, turime jau čia tokį grūbų jau kaip ir peilio ruošinį, bet dabar darysim, man atrodo, jau nuo čia tai pradėsim kalti, pasidėsiu taip ir pradėsiu ploninti. Pasidėsim štai taip ir pradėsim kalti. Jau matot, atpjau, kiek norėsiu, kad rankena būtų, tai dabar toliau kalsiu. Ok, dabar jau tiek kaip ir išploninau ir dabar aš noriu vėl padaryti ožio galvą, tai padarysiu ožio galvą ir tada pradėsiu filmuoti, dabar jau nebefilmuosiu, buvo jau matėte, kaip aš jau padariau jį, tai susitiksim ateityje. Tai ok, tai jau pabaigiau tą kaip ir ožį, dabar toliau kalsime tą pačią rankeną, ploninsim, nenorim, kad būtų aišku mažytė labai, tokia mažytė. Norim išploninti ir tada užlenkti ją. Tai dabar ploninsim, dar norėsiu vieną pasukimą padaryti ir tada jau lenksim tą pačią rankeną, nušveisim tą peilį. Nors dar šiek tiek dar peilį reikės patvarkyti su priekalu. Pašveisim peilį, tada užgrūninsim ir viskas. Ok, tai dabar kitaip ir vieną. Va, tai štai tokį ožį gavom. Ok, tai dabar norėčiau aš padaryti šiokį tokį pasukimą. Tai eisim prie spaustuvo. Tai tokį pasukimą, tai dabar mes jį dar ištiesinti turim. Dabar pradėsim nuo peilio tvarkymo, bus šiek tiek tas peilis labai taip negražiai atrodo, tai aš ant galo pasilikau, tai dabar peilį tvarkysime.
Tai dabar jau pabaigiau va štai tokį va. Dabar eisiu, normalizuosiu tą patį peilį, tai kaitinsiu ir paliksiu savaime atvėsti ir tada eisim prie šveitimą. Tai dabar kaitinu. Tai dabar peilis, kaip matot, vėsta, normalizuojasi. Tai dabar, nežinau, po kiek čia laiko, po kokių 20 minučių jau turėtų atvėsti pilnai. Tai dabar palauksim po 20 minučių ir pradėsim šveisti. Tai, kaip sakant, susitiksim ateityje. Ok, mūsų jau metalas kaip ir jau atvėso. Pradėsim šveisti. Ok, tai dabar mums reikės ramiai, nusiramiai. Tai dabar mums reikės šiek tiek dar pataisyti tą peilį, matau, šiek tiek nelygų. Bet gražiai va, gavosi toks įdomus labai. Čia taip šiek tiek į viršų eina. Va čia va. Ir dabar mums reikės užlenkti tą, užgrūdinti ir kaip ir jau viskas bus. Tai dabar dar šiek tiek pataisau tą peilį. Ok, tai dabar atsižymėsiu per pusę. Ok. Tai štai va, žiūrėkit, va, kaip ir pabaigėme, dabar grūdinsime. Einam grūdinti. Reikia paragaut, ar geras. Girdi tą garsą? Reiškia, užsigrūdina. Tai dabar šiek tiek atgrūdinsiu, nefilmuosiu, kai atgrūdinu, bet va, štai tokį va jau kaip ir gavome. Šiaip labai gražiai išėjo, man tai labai patinka šis peilis. Gal man atrodo savo pasiliksiu, nežinau, gal ir parduosiu. Tai va, gavome štai tokį peilį. Tai atgrūdinsiu ir pažiūrėsim, kai viskas gavosi. Jau pabaigiam. Tai va, pabaigiam šį peilį. Išgalandau, kaip matėte. Bet aišku, dar nėra labai išgalastas. Tai dabar, žiūrėkit, dabar 1, 2, 3. Gerai, pjauna, reiktų savo, gerai, vytas išgalando. Tai va, štai tokį va peilį gavome. Su šakute. Va tokio jie dydžio. Labai arti pagal dydį, šiek tiek peilis mažesnis. Tai va, tai dabar nebereikės man pirkti jokių tų šudinų, pirktinių, kažkokių šakučių ar ko ten. Negražiai jos atrodo. Tai va, bandžiau aišku su ta galva. Jeigu patiko šis video, jeigu patiko spauskit like, galite aišku nusipirkti, jeigu norit. Rašykite į komentarus, būtinai padarysiu. Tai ką, susitiksim kitam video.